tenkintis. Daug Dieve norėkit. Tokiais dalykais tenkintis. Ne. Paramatma tai yra Višnu, kuris realiai tik tais materialiam pasauliui. Tai yra Višnu ofise. Tam, kad kontroliuotų tokius kaip mus, jisai žiūri karmą, pusdieviam duoda įrodymus, dabar atjungiam ranką, dabar prijungiam ranką. Ten yra tas kosminis intelektas Paramatma, prie kurio prijungti pusdieviai. Dėl to pusdieviai pastoviai komunikuoja su Paramatma ir jie žino, ką kokiam žmogui padaryti. Pavyzdžiui, reikia nuslopinti inkstą, nuslopina, palei karmą. Bet tą informaciją gauna iš Paramatmos. Nes Paramatma žino tos būtybės visas inkarnacijas. Nu, tokia yra teologija. Duomenų centras. Jisai žino, tai būtybei dabar yra taip ir taip, dabar reikia tą daryti. Pusdievis daro. Pavyzdžiui, atėjo laikas palik kūną, pusdievis atjungia. Vienas per širdis sustojimas, ne? Kažkam dar kažkas, jiem atjungia kūną. Ir ten krūvas procesų, kurių mes dar nematom, vyksta. Ten oro srovės pradeda slopti, kitaip cirkuliuoti, išėjimas prasideda, atsiskirimas subtilaus kūno nuo grubaus. Krūvas procesų, kurių mes sėdėva taip, o ten vyksta krūvas, pusdieviai tą daro. Arba, pavyzdžiui, pusdieviai sako, šitą moteris turi dabar pastoti. Viskas cimt ir užneštėja. Jis dabar turi gimti. Dabar toli nuo gimdymo namų. Dabar turi prasidėti. Ten yra vajų rūšis, tas pranos rūšis, kuri išstumia būtent vaiką. Ir jį kažkas tai aktyvizuoja. Ir tada prasideda gimdymas. Bet tik tada, kai ten tas nusprendžia, kad turi prasidėti, ir prasideda sąrėmiai visokie, taip. Viskas, vyras panikoje, ten telefonai, išoriai. Bet viskas vyksta per tą ministeriją, per tą, menedžerius. Po to sako, aš pagimdžiau taip išdidžiai. Ką tu pagimdėjai? Tu reikėjai, o ne gimdėjai. Ten visi tie pusdieviai reguliavo, kiek tau atsivers, kiek ten stums, kaip tas vaikas. Tu tiesiog, Bet mes iškart, čia mano, viskas dabar jisai mano. Tik gimė jau viso mano. Bet atsiunčia irgi, išėjimą irgi. Atsiunčia paturėti, bet ne tavo atsiunčia. Ne, bet ta prasme, į kokią šeimą tu pagal karmą. Tai taip, taigi, pažiūrėkit vidėlėje, ne, turėjau tokį užgrebę už širdies, išėjau iš viešbučio, ateina vaikai. Iš veidų matai, kad nėra ką valgyti. Sako, duok pinigų. Ten nėra radė, ten pasaulietiškai. Sakau, neduosiu. Sako, nupirk maisto. Kai šitą pasakė, tai supratau, kad reikia. Sakau, einam. Sako, miltų. Dviese. Miltų nupirkau vienam, pradėjo plėštis maišą. Miltų. Gerai, sakau, dabar jie antram reikia. Matau jau, kom čia padėti. Po to jie, žinai, sako, jie negirdi, sakau, žinok, man irgi yra daug. 500 rūpijų, Vrindavane 20 paprašau, čia 500, prasideda stavkė nuo 500 dėlė. Žinai, tarptautiniai, ten kiti žmonės apsistoja tose viešbučias, jau jie įpratę, ten 20 rūpijų yra įžeidimas. Prasideda nuo 500, sakau, 500 galiu, bet sakau, tai man jau yra daug, po pusės metų Indijoje, žinai, jau tiek išklenškintas visas, žinai, tiek išdalinės. Sako, garstyčio lėvus. Bonką nupirkau, pradėjo tavo bonką, šitai, parduotuviai. Blemba, sakau, kas daras, tas jau pardavėjas, sako, turėkit kultūros, žinai, gerai kitam bonką. Tai jie gavo bonką garstyčio lėvus ir po 5 kilogramus miltų ir jie ten mane ten būtų dar toliau visą parduotuvę, kad ten, tai išvijo juos. Net neįmanoma. Tai dabar tą karmą, jie gimė tokie, ką jie daro? Jie galėjo būti skemeriai, ne? Kurie, pinigus išmonė, kaip mums atsitiko. Galėjo būti dar kažkas. Ir vaikščiok tu podėlį. Tai čia geriausia atveju dar žmogaus forma. Pavyzdžiui, Kalkutoje, tai aš buvau susitikęs vaikus, kurie, kaip tam filme, Lušnynų milijonierius. Aš važiavau pro tą šiukšlyną, tai ten, žinokit, nesimato ribų to sąvartyno. Aš negalėjau patikėti, kaip sąvartiniai yra namai pastatyti. Tu prasme, nesuvokiama. Tu realiai gyveni ant šiukšlių, tu miegi ant šiukšlių, tu išeini ryte, išeini vakare,
ir pas tave yra jūra šiukšlių, tavo miestas yra šiukšlės. Tai kas tokiais gimsta? Kurie vogia pinigus. Ir vogia, taip vogia, kad ne iš vieno. Tai tu visą gyvenimą šiukšlynė. O kažkas gimsta, jau jam vemt nuo tų pinigų. Jau jį veža su privačiom mašinom, jis ten keliauja, jam ten drabužius perka, jis jau nebenori. Jau palikit mane ramybį. Pažiūrėkit, kaip buvo princas Haris, atsiskyrė nuo karališkos šeimos. Sako, aš noriu būti paprastas žmogus. Į kariuomenę eiti ten, o ne... Bet aišku, gavo moterėlę tokią ten, remontai už milijonus, ten kitos problemos. Bet, prisidaręs labdaros, ko gero iš rojo atėjęs, išsemti likučio. Ta likutį išsems, jeigu neprisidarys bėdų, gims gerą gyvenimą. Nes baktai sako, žiūrėk, sako, nepraktikuoja nieko. Pinigų maišą, supranti. Tai palauk, sako, tu matai jo praeitus gyvenimus. Gal tau gėda pasidarytų, jeigu tu jo praeitus gyvenimus pamatytum. Ką tu veikiai, ką jis veikia. Gerai, šiam gyvenime dirba savo karmą. Kaip sakyt, jau gadinasi. O tu geriniesi. O praeitam gyvenime atvirkščiai. Jisai gerinosi, o tu gadinaisi. Taigi, žinai, čia viskas keičiasi. Tai kokia tau problema? Tegu skraidosi savo tą Boeingu. Bet jisai sisioja į kelnes dieną naktį, kad tą Boeingą išlaikytų. O tu mėgi naktį. Tai čia kaip pažiūrėsi. Čia tą radaranės nereikia painioti su tais materialiais dalykais. Baktų radaranė nebus gailestinga, ta prasme. Jeigu reikės, pačiačkavos biški papa, nes jie, kaip ir sakau, jiem yra tikslas, jie turi tave paauginti. Jeigu jie tau duos viską, tu tiesiog neišauksi. Ta tavo inkarnacija nueis va šitai. Tiesiog nueis velniop tavo gyvybės formą. Ir prisidarysi nesąmonę. Matom internete, kaip hebra leidžia laiką. Jachtose ir jiem papamokslauk dabar. A jie čia sėdės? Čia jiem bus įžeidimas, kad tu pakviesi į tokią šventę. Sakys, mes turime reikalų rimtų. Ten butą perku, ten namą perku, ten vilą perku, ten reikia reikalus tvarkyti, dabar reikia išskristi ten, į Tokiją, dabar į New Yorką, dabar tą kažką. Ir dabar jisai nusilenks toks žmogus, kai jam visi lenkės. Jisai nusilenks. Vienas kitas, kuris iš praeities turi dorybės, nenusilenks jisai ir jis netobulės. Lups mėsas, gers alkoholius ir gims kitą gyvenimą. Geriausiu atveju žmogum, geriausiu atveju. O čia radaranį gerai, baktus operuoja, bet tu esi sėkmės kelyje, tu esi saugiam kelyje. Aišku, kai per mažai turi, irgi yra blogai, per daug irgi yra blogai. Baktam dažnai, per mažai būtų. Tada sustingi su kitu baktu, pasibėdavoji, pavalgai pizzą. Ir toliau eini, bus geresni laikai, ateis. Aš žinokit, kiek stebiu baktus, visi, kurie norėjo kažką gauti, po kažkiek metų gavo. Gavo, garantuoju. Kas labai norėjo kažko, žmonos, pinigų, šlovės, karjeros, vis tiek Krišna davė. Bet reikia laiko, kantrybės. Bet duoda. Ne taip, kad neduotų. Dėl žmonų vyrų negaliu pasakyti, nes čia reikia, turi būti daug sukaupta, nes gauti vyrą, kuris tau tarnaus visą gyvenimą, tai čia kiek reikia padaryti, kad tau kasdieną eitų malonumas. Tu įsivaizduoji, kiek reikia. Arba moterį, kuri tau tarnaus. Bet kas prašo kažkokių pinigų, karjeros ir duoda. Ateina tas dalykas. O gal neprašo, nes mato? Visi prašo. Divya Shakti, visi prašo, Tichare, aš girdžiu, aš Paramatma, aš girdžiu, žinau. Ir žinokit, kad čia tik premos ir tik premos, labai mažai kas tai prašo. Galų gale, žinot ką, godumas nėra prašyti pinigo. Godumas yra prašyti pinigo savo egoizmui tenkinti. Viską apsprendžia motyvas. Prabhupadai, pažiūrėkit, kiek reikėjo šventyklų statyti. Kiek reikėjo milijonų. Gerai, pabaigsime ties motyvų. Radharani yra pats tyriausias motyvas. Dabar mes paaukosime su tyrų motyvų maistą, nemastydami, kad mes valgysim. Maistas bus labai skanus, dėl to, kad bus paaukotas su tyrais motyvais.
Ir toliau pratęsim praktiką. Kaip sakau, bhaktas jau taip psichologiškai paruošiamas per gyvenimą, jau tiek, kad ir paturbina jį, kaip sakyti, ir pamalonina, ir paskaudina, kad jau praėjęs, mes laukiam, jau galima maistą dėti. Bhaktas praėjęs tokią procesą, tai gale gyvenimo yra paruoštas. Šrimati Radharani ki jai, Shri Krishna ki jai, Shri Radhaštami ki jai.